Visiems sveiki. Šiandien aš darysiu tokį dalyką. Bandysiu sūdyti šoninę. Čia yra kilogramas šoninės. To aš ją ištrauksiu, parodysiu. Ir čia yra valgomoji akmens druska. Šoninė labai graži. Tokia sluoksniuota. Va, sluoksnis lašinukų, sluoksnis mėsytės, 3 gabaliukai ir man kainavo 5,31 € už tuos 3 gabaliukus. Dabar ką mums reikia padaryti, reikia išsipilti dugną druską. Čia įpyliau druską ir dabar kiekvieną gabaliuką dėsiu ant druskos ir labai gerai išvaliosim, ištrinsime su druska, kad pasidengtų visi tarpai, visi gabaliukai pasidengtų druskos patalu. Nes čia tikrai bus druskos apie kilogramais. Vat ir mes, tuoj aš padarysiu. Tuoj aš išvaliosiu juos visus 3. Ir aš jums vėl parodysiu. Druską įtrynėm gerai į mėsytę. Dabar, ką mums reikia padaryti, mums reikia užpilti druską, kad būtų viskas labai gerai padengta. Visi kraštai, visi kampai. Pakratysim, kad viskas pasidengtų vienodai, kad būtų gerai. Tuo aš paimsiu šaukštelį, su šaukšteliu gražiai uždengsiu. Va. Viskas padengta. Ir dabar uždengsime. Aš turiu dangtelę nuo to konteineriuko. Mėsytę paprasčiausiai uždengiame ir statome į šaldytuvą 3 parom. Jeigu atsiranda skystį reikia nupilti, aš parodysiu, kas bus toliau. Taip, praėjo 3 paros. Mano šoninė jau išstovėjo druskoje 3 paras. Dabar ką man reikia padaryti? Reikia nuimti visą druską gražiai. Matote, jinai biški šlapia yra. Ištraukta drėgmės yra iš šoninės. Ir mes pakeisime naują druską. Tai dabar paimsiu ir nuvalysiu visą druską. Taip. Visą druską nuvalome. Aš galvojau, bus daugiau vandens susikaupusio, bet tik tai druska tokia drėgna. Tokio, kaip kad ten plauktų vanduo, nieko tokio nebuvo. Nežinau, kodėl. Ar mano šoninė nemirkyta buvo vandenyje. Va. Aš ją ištraukiu, drėgna tik tai druska visa, o jokio vandens ten neplaukia. Tai va, nuvaliau druską nuo šoninės ir dabar, jinai tokia kaip sniegas patirtas. Dabar aš ką padarysiu, aš šitą druską išmesiu, indelį išplausiu ir pakeisim naują druską. Indelis švarus. Aš paprasčiausiai jį išsausinsiu su virtuviniu rankšluosčiu. Ir vėl galėsime, reikia pilti druską
Ir vėl padengti viską druska. Ir statyti į šaldytuvą 3 parom. Nu va, taip. Paprasčiausiai akmeninė druska eina. Dedame visos gabaliukus atgal. O, kaip gražiai atrodo. Va, tik telpa jinai man. Va. Ir vėl užpilame druską. Ir vėl tas viskas stovės 3 paras. Po 3 parų mes viską padengti druskos sluoksniu, uždengti dangtelį ir dėti į šaldytuvą 3 parom. Va taip va. Ką reikia padaryti? Dangtelį uždengti ir dėti į šaldytuvą. Viskas. 3 paros vėl lauksime su druska, kaip išsistovės. Tada mes ją mirkysime. Ir taip, sveiki. Šiandien aš ištraukiau savo šoninę iš druskos, kurią laikiau dar 4 paras. Dabar aš ją išėmiau iš druskos, pilnai nuėmiau. Ir aš ją nuplausiu, nusausinsiu, o tada ruošiu prieskonius, su kuriais įtrinsime mūsų šoninę. Šoninė graži, va, viskas normaliai atrodo. Kieta jau tokia, va. Gerai, darbuojamės. Taip šoninę nuploviau. Ją gerai nusausinu rankšluosčiu, kad nebūtų vandens. Ir dabar ruošiu prieskonius. Tai bus druska, 5 rūšių pipirai, po to bus lauro lapeliai, rudasis cukrus, biški druskos ir dar vienas toks dalykas, česnako smulkaus ir pilsiu tiksliau į tą prieskonių mišinį 100 gramų brendžio. Va, aš ką dar įdėjau raudonėlio truputėlį prieskonių, malto muskato ir mairūno. Prie viso šito, ką aš ir buvau išminėjusi. Va, ir čia yra druskos dėsim ir cukraus. Cukraus 1 šaukštelį, druskos porą šaukštelių. Ir pilsime truputį brendžio. Pagal šį receptą reikia įpilti 100 gramų brendžiuko. Dabar ruošiame marinatą. Maišome prieskonius ir pilame druską, cukrų ir brendį. Taip, supylėm viską. Ir dabar gerai viską išmaišome. Ir duosime prieskoniam biškelį pastovėti, kad jie įsigertų, susimaišytų skoniais. Ir tada įtrinsime mūsų šoninę. Kvapelis. Kvapelis. Oi, koksai kvapelis. Tai va, leidžiam pastovėti ir po to įtrinsim prieskoniais. Taip, toliau gaminame. Reiškia, mėsytę aš nuploviau, pastovėjau, padžiūvo jinai biškelį. Ir mano prieskoniai jau paruošti. Dabar imu prieskonius ir labai gerai įtrinu iš visų pusių. Oi, kaip kvepia. Tikrai labai skaniai turėtų gautis. Va, mėsytę įtrinti visus šonus, visus tarpus. Ir dėsime vėl į konteinerį, kur laikėme. Oi, kaip gražiai atrodo, pažiūrėkit. Oi, kaip kvepia. Va. Nu, dar kartą patrinsiu. Odą gerai įtrinti. Iš visų pusių patikrinti. Oi, kaip skaniai atrodo. Va taip va. Matot, prieskoniai visi.
dedam į konteineriuką, sekantis. Tuoj aš viską sutvarkysiu ir parodysiu jums. Taip atrodo įtrinta šoninė su prieskoniais. Dabar beliko uždengti dangteliu ir palikti iki, kiek mes, gal kokias 4 paras, 5, o po to pjausim ir ragausim. Dabar uždengiam dangteliu ir dedam į šaldytuvą 5 parom ir po to ragausim.